Dar vienas labai smagus judesys. Vėl jį galite išbandyti vandens telkinyje, kad labiau pajaustumėte tą taip vadinamą pasipriešinimą ir trinti erdvėje. Tai randam tvirtą patogią padėtį kojos klubų plotyje. Kam patogiau, galite truputį plačiau, pečių plotyje, kad vėl pajaustumėte tą sukibimą su žeme, įsižeminimą, spiruoklę, kuri priduoda jėgų jūsų rankom. Ir pirštai jūsų aktyvūs, tokie tarsi antenos įsiklausantis ir tvirti, lyg norėtų prasmeigti erdvę kiaurai, ar kažką pakabinti, ar pralysti kokį, kaip aš dažnai mėgstu duoti pavyzdį, į maišą su smėliu, tarsi norėtų įlysti giliai į tą smėlį. Tai pabandykim pajausti, kad mūsų rankos skverbiasi kiaurai, sulenda į vidų. Taip, reiškia, ne taip visų kūnų palinkstam, o įsispirdami į žemę, nuo savęs stumiam rankas, sukišam. Tada vėl per vidinę spyruoklę rankas braukiam, stumiam apvaliai į kitą pusę ir ištraukiam. Grįžtam, vėl susmeigiam, pradžiai kol kas pabandom šitaip. Kad pajaustume, kas vyksta viduj, kai mes stumiam erdvę iš vienos pusės į kitą. Tai ne tiesiog rankos praeina per erdvę, bet viduje vyksta tarsi jėgų pasiskirstimas iš vieno šono į kitą. Ir tam mums reikia pajausti, paieškoti patiem. Lygiai taip pat tarp kojų gaunasi, kad nuo vienos kojos ant kitos truputėlį pereina daugiau svorio arba to stumimo. Ir į kitą pusę pabandom, susmeigiam ir stebim, stumiam ir stebim. Viena spyruoklė, antra spyruoklė, trečia spyruoklė. Taip. Dabar, kad mums būtų žymiai smagiau tą daryti, atliksim vieną apvalų judesį. Ištrauksim rankas per viršų ir pastumsim nuo savęs. Tada brauksim į kitą pusę, ištrauksim rankas kaip tirštam meduje ir nuo savęs pastumsim. Šitoj vietoj kas vyksta? Ne visas kūnas linksta paskui rankas, bet kūnas atsispiria atgal nuo rankų. Rankos tarsi nuo sienos padeda kūnui atsistumti. Šitas yra svarbus momentas. Atsistumėm, braukiam, ištraukiam, braukiam. Galim sukišti, braukt, ištraukt, pastumt. Vėl įsmeigiam, permetam, braukiam, stumiam. Įsmeigiam, permetam, ištraukiam, stumiam. Dar kartą. Įsmeigiam, braukiam, ištraukiam, stumiam. Jeigu nesinori taip plaikstytis per vieną kitą pusę, darom vienoj pusėj keletą kartų. Banguojam ir nuo savęs. Kojos įsispiria tvirtai. Turim jausti jausmą, kad abi kojos įsispiria į žemę. Ir viena koja stumia žemę, ir kita koja stumia žemę. Jeigu aš pakelsiu kažkurią koją, mano kūnas pajudės tą kryptimį, kurią jos stumia. Tarkim, jeigu pakėliau galinę koją, visas kūnas pajudėjo atgal. Jeigu aš gerai sukibau su žeme ir pakelsiu priekinę koją, galinė koja pastumia mane į priekį. Štai tokį pasipriešinimą, tokį įsižeminimą turime sukurti, kad galėtume pastumti. Kvėpavimas ramus, gerai. Ir braukiam, ištraukiam. Ir vėl atsispiriam. Kamuoliukas. Atsistumėm. Kamuoliukas. Čia jau svarbus yra labai ir kojų darbas. Nors jis visur svarbus. Keliam. Stumiam. Darykit, kaip jums patinka. Vėl jauskit, stebėkit. Nėra čia, minėjau, griežtų taisyklių, kad va, tik taip ir ne kitaip. Turim ieškoti, kur mums malonu, kur kas dirba, kaip dirba pečiai, kaip dirba mentis. Norisi labiau atlošti atgal, atlošiam atgal. Toks viduj turi susikurti tarsi rąžymosi pojūtis, rąžymosi ir tempimo malonaus.
pasipriešinimo, pastumimo, patraukimo, patempimo pojūčiai. Iki kito karto.